Trečioji žymiausio šiuolaikinio turkų rašytojo Orhano Pamuko knyga lietuvių kalba Nekaltybės muziejus pasakoja apie meilę, kuriai amžinti prireikė muziejaus. Knygos vertėjos Justinos Pilkauskaitės teiravomės, kaip prasidėjo jos pažintis su Nobelio literatūros premiją gavusio autoriaus kūryba. Orhaną Pamuką atradau studijuodama Vilniaus universitete turkų kalbą. Tuo metu reikėjo parašyti bakalaurinį darbą, kuris būtų Lietuvoje naujas, tema neištirta ir tuomet susidomėjau būtent Orhanu Pamuku ir jo kūrybą. Orhanas Pamukas Turkijoje yra vertinamas labai kontroversiškai. Dalis žmonių jį mėgsta, kita dalis peikia už padlaižiavimą vakarų pasauliu. Tačiau vakaruose ir visam pasauliui Orhanas Pamukas žinomas kaip puikus rašytojas, yra išversta daugybė jo kūrinių ir šlovę jisai pelnė dar prieš laimėdamas Nobelio premiją. Kuris siužeto vingis labiausiai intriguoja ir ką dar neskaičiusiems naujojo Pamuko romano sufleruoja pavadinimas Nekaltybės muziejus. Nekaltybės muziejus, kaip Orhanas Pamukas teigia, yra pats švelniausias ir gražiausias jo kūrinys. Tai yra romanas, kurį jisai rašė 10 metų. Tai yra intriguojanti, už širdies griebianti, nelaimingos ir iš dalies tuo pačiu laimingos meilės istorija. Mane labiausiai suintrigavo net ne tuomet, kai pagrindinis veikėjas susižadėjo su kita, o ne ta, kurią myli, bet tuomet, kai jisai metė savo sužadėtinę, vis dėlto pasiryžo pasipiršti savo mylimai ir atvažiavo pas ją į butą su gėlėm. Ir kai jinai išėjo iš kambario apsikabinusi vyrą, kitą vyrą. Šiame romane iš dalies nagrinėjama nekaltybės problema tradicinėje islamo visuomenėje ir šiuolaikinėje modernioje Turkijoje. Kaip nekaltybę supranta jaunimas, kaip jinai yra vertinama tarp jaunimo ir kokią įtaką nekaltybės praradimas gali turėti laimingos meilės vystymuisi.